Sveiki! Šiandien norėtumėm jums parodyti, kaip mes rekomenduojame montuoti termovizorinį priedėlį ant optikos. Termovizorinis priedėlis pas mus Termtec Hunt 650, puikus tvirtas gaminys, jau užsirekomendavęs Lietuvos medžiotojų tarpe. Adapteris, kurį naudosim, taip pat gerai žinomus firmos Rusan. Jie turbūt gamina, mano nuomonę, pačius geriausius adapterius rinkoje, nes jų vienas dalykas labai didelis pasirinkimas pagal optikos objektyvą. Kokią optiką, ar tai būtų Delta, ar tai būtų Swarovskis, ar tai būtų Steineris, ar tai būtų Zeissas, ar tai būtų Leopoldas. Kiekvienai optikai galim surasti jai tinkantį adapterį ir užsakyti, ir gamintojas puikiai tiksliai ir puikiai juos pagamina. Pats adapteris pagamintas iš aliuminio lydinio, viduj yra padengtas specialia medžiaga, kuri apsaugo adapterį montuojant, dedant ant optikos, jokių žymių ant optikos objektyvo nelieka. Tai iš tikrųjų labai reikalingas ir būtinas dalykas. Taigi pirmiausia, reikia užsukti adapterį ant termovizorinio prietaiso. Mes rekomenduojam visada, kad fiksavimo svirtelė būtų viršuje, tam atsistotų tinkamoje padėtyje. Yra kontraveržlė, kurią turi kiekvienas priedėlis, ir infirėjus, ir tas pats pulsaras, kryptonas. Visi prietaisai turi šias kontraveržlės, kurios padeda ištiesinti ir nustatyti, kurioje padėtyje bus jūsų fiksavimo vėliavėlė. Tai šiuo atveju, Termteco prietaiso atvejus, mes visada rekomenduojame, kad ji būtų viršuje. Jeigu kažkas negerai, aš visada galiu pataisyti tai su kontraveržle. Kaip šiuo atveju. Štai taip. Ir dabar svirtelė turi atpalaiduota, nefiksavimo padėtyje, dedame ant optikos objektyvo ir vėlgi centruojame prietaisą, žiūrėdami į palei optikos reguliavimo bokštelius ir užlenkiame svirtelę. Jėga, kurią naudojame svirtelį užspausti, turi būti ne per didelė, turi būti jaučiamas tamprumas. Jeigu jėga yra per maža, komplekte Rusanas duoda ir raktus šešiakampius, kurių pagalba galima pareguliuoti svirtelės tempimo jėgą. Jeigu jums kyla daugiau klausimų, mes visada esame pasiekiami tiek elektroniniu paštu, tiek telefonu. Mūsų medžioklės komanda maloniai jūs pakonsultuos. Taiklių šūvių!